nuo problemų. O jeigu rimtai, tai kasdieną turbūt daugiau ar mažiau susidurame darbe ar tam tikrose veiklose su iššūkiais, kuriuos galim vėl taip ar kitaip spręsti. Bet tam, kad tai būtų efektyvu, taupant laiką, galima daryti tam tikrais metodais. Yra jų iš tikrųjų irgi įvairių, nemažai, yra design thinking, tas pats Walt Disney kūrybiškumo metodas taip pat gali būti problemų sprendimui pritaikytas, apie kurį minėjau anksčiau, bet šiandien noriu pakalbėti apie 5 kodėl, 5 whys. Gal teko girdėti kažką, gal naudoja? Tai kuo tas metodas yra ypatingas ir vertas dėmesio, dėl to, kad jisai žavi savo paprastumu ir pritaikomumu. Kokia yra esmė, turint problemą, ją reikia labai aiškiai ir tiksliai apibrėžti. Ir tada pradėti užduoti 5 klausimus. Šiaip dažniausiai ties 3-5 klausimų ir išryškėja pagrindinė problemos priežastis. Tai kai turime situaciją, kurią norime spręsti, užduodame pirmąjį klausimą ir sekam iš atsakymo toliau gvildenam tą situaciją ir analizuojam atsakymus. Ta mums analizė labai tikslingai padeda susidėlioti tinkamą strategiją ir pasiruošti veiksmų planą, kuris mums padės pasiekti mūsų tikslus. Tai viskas yra iš tikrųjų labai paprasta ir iš gyvenimo pavyzdžio konkrečią situaciją norėčiau dabar ir paanalizuoti, kad pamatytumėt, kaip tai yra. Tai dažnai susiduria elektroninės parduotuvės su neaugančiais, nepakankamais pardavimais. Tai šiuo atveju mūsų klausimas ir yra, kodėl elektroninėje parduotuvėje nevyksta pardavimai. Nes klientai nebaigia pirkimo proceso, palieka krepšelį. O kodėl klientai palieka krepšelį? Nes atsiskaitimo procesas per sudėtingas. O kodėl procesas per sudėtingas? Nes reikalinga pateikti per daug duomenų. Kodėl sistema reikalauja pateikti per daug duomenų? Nes dizainas sukurtas neatsižvelgiant į vartotojo patirtį. O kodėl dizainas sukurtas neatsižvelgiant į vartotojo patirtį? Nes kūrimo metu nebuvo atlikta pakankamai user experience, patirties tyrimų ir testavimų. Root cause matome, viskas kaip ir aišku. Kas belieka? Belieka pasidaryti išvadas, kaip sakiau, pasiruošti strategiją ir imtis veiksmų tam, kad tą situaciją spręsti, o tada jau norima tikslą, ar tai būtų finansinė grąža, kažkokia veiklos gerinimo rodikliai bus pasiekti tikrai, nes svarbiausia problemos esmė yra tam tikras pasiekmių priežastis išsiaiškinti. Taip? Ir tiesiog noriu palinkėti, kad ir kokia problema bebūtų, įjungit tą, vėlgi kaip visada raginu, kūrybiškumą, ar tai būtų jūsų kolegos, ar vienas gali tą tikrai lengvai pritaikyti ir svarbiausia turėti tikslą, kurio galėtume siekti. Tai ačiū už dėmesį.